Labą diena, mano vardas Tomas Krisensk, sveikinu Jūs savo kuklioje meistrystės dirbtuvėje. Noriu Jums pristatyti vakuuminio tvirtinimo sistemą. VakuFit. Jokia dirbtuvė, nesvarbu ar tai būtų meistrystės, profesionali ar net pramonės įmonės, negali apsieiti be tam tikro tvirtinimo, ruošinių tvirtinimo. Kiekviename punkte rasite spaustuvą. Ruošinį galite pritvirtinti prie staliaus darbastalio, naudokite įvairius mobilius stalus arba ožius su slankiojančiamis žnyplėmis. Ir žinoma, daugybė įvairių spaustuvų. Visos šios tvirtinimo sistemos turi vieną bendrą bruožą, vieną nedidelį trūkumą. Būtent tai, kad medžiagą tvirtinate tarp žnyplių, todėl visada yra paviršiaus pažeidimo rizika. VakuFit. Vakuuminio tvirtinimo sistema. Tai sprendžia visiškai kitaip. Iš erdvės tarp tvirtinimo įtaiso ir ruošinio. Išsiurbiamas oras, susidaro vakuumas ir ši jėga laiko ruošinį ant tvirtinimo įtaiso. VakuFit sistemos širdis yra ši centrinė vienetė, kurią prijungiate prie įprasto dirbtuvių kompresoriaus, kuris turi tiekti bent 120 litrų oro per minutę. Vakuumo vertę galite stebėti slėgio indikatoriumi, o šalia nupiešta diagrama rodo, prie kokio kompresoriaus oro slėgio vakuumas yra didžiausias. Tai yra prie 8 barų. Tuo metu vakuumo vertė yra maždaug minus 0,8 baro. VakuFit įrenginys turi iš viršaus sustiprintą paviršių, todėl jį galima saugiai pritvirtinti prie darbo paviršiaus naudojant spaustuką. Visa VakuFit sistema yra labai paprasta. Naudodami push-in jungtis galite sujungti vamzdelius su atskiromis flanšais į įvairius tvirtinimo įrenginius, nesvarbu ar tai būtų tvirtinimo plokštė, įvairios frezavimo šablonai ar tvirtinimo rėmai su siurbtukais. Šiuo atveju galite pasinaudoti aukštos kokybės komponentais iš Festo prekės ženklo, kuriuos taip pat siūlo Unimas. Kad VakuFit veikimo metu nebūtų įsiurbtos nešvaros iš erdvės tarp tvirtinimo įrenginio ir ruošinio, į siurbimo šaką įterpiame paprastą filtrą. Norint, kad VakuFit veiktų tinkamai, reikia prisukti išmetimo slopintuvą, o tada reikia prijungti kompresorių ir zeidę į jungiklių įjungti pačią vakuuminę pompą. Dabar susipažinkime su įvairiais VakuFit naudojimo būdais. Vienas iš jų yra tvirtinimo įrankio gamyba, naudojant medinę plokštę, kurios storis nemažesnis kaip 10 mm, sandarinimo juostą ir specialią srieginę įvorę. Vienas iš geriausių medžiagų, iš kurių galite namų sąlygomis pagaminti kokybišką tvirtinimo plokštę, yra vandeniui atspari fanera. Aš pasirinkau 18 mm storio, nes ji yra pakankamai stabili prieš vakuumo poveikį ir tuo pačiu turi vieną pusę – iš lygaus laminato, kuris yra neporėtas. Angas rieginiai įvoriai tvirtinimo plokštėje galite išgręžti grąžtu. 18 mm skersmuo nėra visiškai įprastas dydis ir kad nereikėtų pirkti papildomo grąžto, skylę galite taip pat išfrezuoti. Jei pasirinksite tinkamą derinį iš gręžimo pjūklo, griovelio frezos ir kopijavimo žiedo, galite pasiekti iš esmės bet kokį reikalingą skersmenį. Į skylę iš kitos tvirtinimo plokštės pusės įdedame srieginę įvorę. Ir geriausia per kokią nors medinę medžiagą ją įkalame. Į veržlę įsukame jungtį su push-in mova. Tam reikės 12 dydžio raktelio. Plokštę apverčiame ir įdedame filtravimo įvorę, kuri yra komplekte ir skirta užkirsti kelią nešvarumams patekti į VakuFit sistemą iš erdvės tarp tvirtinimo plokštės ir ruošinio. Iš pridėtos sandarinimo juostos iškerpame juostelės tokio ilgio, kokio norime turėti tvirtinimo paviršių. Juosta iš vienos pusės yra lipni, pagaminta iš putplasčio, o viršutinė pusė padengta lygiu sluoksniu. Prieš klijuodami paviršių nuvalome, kad juostos gerai laikytųsi ir pradedame klijuoti. Juostelės klijuojame taip, kad jos susijungtų ir tarp jų nebūtų jokių tarpų, pro kuriuos galėtų ištekėti vakuumas. Ruošinį padedame ant tvirtinimo plokštės taip, kad jis uždengtų visą juostos apibrėžtą plotą. Dėl to, kad VakuFit įrenginys nuolat siurbia, jis gali pašalinti smulkius nesandarumus. Plokštės ar lakšto atveju tvirtinimo jėga yra beveik minus 0,8 barai. Faneros ar medžio masyvo, kuris neturi visiškai lygaus ir neporėto paviršiaus,
atveju tvirtinimo jėga yra šiek tiek mažesnė. Vis dėlto ji vis dar tokia, kad turėsite tikrai didelių problemų atplėšti medžiagą nuo tvirtinimo plokštės. Vakuuminė tvirtinimo plokštė yra daug geresnė nei darbastalis su spaustukais. Turite prieigą ne tik prie viso viršutinio paviršiaus, bet netgi prie visų 4 kraštų aplinkui. Kita Vakufis naudojimo galimybė yra tvirtinimo įrankio, pavyzdžiui, rėmo gamyba naudojant vieną ar daugiau panašių siurbtukų. Tokį rėmą galite naudingai panaudoti, pavyzdžiui, manipuliuojant su lygiomis plokštėmis. Be to, kad vakuuminė tvirtinimo sistema sumažina paviršiaus pažeidimo riziką. Ji turi ir kitų privalumų. Pavyzdžiui, tai, kad nėra ribojamas žandikaulių atvėrimo dydis ir panašiai. Iš esmės, teoriškai galite pritvirtinti bet kokio dydžio ruošinį. Tuo pačiu būdu, kaip ir vakuuminę tvirtinimo plokštę, galite pasigaminti frezavimo šabloną serijiniai gamybai. Iš vienos pusės įspauskite srieginę į vorę, o iš kitos pusės priklijuokite sandarinimo juostą. Šablonai gaminti geriausia naudoti arba labai kokybišką didelio tankio fanerą arba masyvą. Statybinė fanera arba medžio drožlių plokštė yra per daug porėtos ir nesukurtumėte reikiamo vakuumo. Norint užtikrinti kuo didesnį efektyvumą, geriausią sandarumą ir sukurti didžiausią vakuumą, prieš frezavimą ruošinį reikia nušlifuoti iki lygumo ir taip pat nuvalyti sandarinimo juostą, kad ji kuo geriau priglustų prie paviršiaus. Frezuojančio šablono prijungto prie Vakufit privalumas yra tas, kad galite ruošinį frezuoti vienu kartu aplink visą perimetrą. Ir trečia, nors tai skamba neįtikėtinai, Vakufis galima naudoti presavimui. Tam jums reikės tokio polietileno rankovės, vadinamos vakuumo paskirstymo tinklu ir specialios veržlės. Su poveržle. Į maišą turi būti įdiegta flanšas oro išleidimui. Veržlė iš vienos pusės yra lygi, o iš kitos pusės turi tokį įdubimą. Į tą įdubimą tada paslėpiami 4 išpjautos angos kampai. Priveržimui naudojame 30 numerio raktą veržliai ir 12 numerio raktą flanšui. Vieną galą užklijuojame lipnia juosta, kelis kartus perlenkiame ir vėl užklijuojame. Į vidų įdedame presuotą daiktą. Dabar tik kaip pavyzdį. Naudosime kukurūzus. Kito galo neklijuosime, kad būtų lengvesnė ir greitesnė prieiga į vidų, bet tiesiog taip perlenksime. Ir pritvirtinsime prie darbo stalo su tokio tipo briauna ir 2 spaustukais. O dabar jau galime prijungti žarnelę su ištraukimu ir pradėti ištraukti. Dėl vieno galo pritvirtinimo su briauna galime maišą paprastai išvynioti ir pakeisti ruošinį. Mūsų atveju išimsime kukurūzus ir pakeisime juos kokiu nors tikrų ruošiniu ir atliksime rimtą bandymą. Grynai hipotetiškai mums reikės suklijuoti 2 prizmes. Dėl tam tikrų priežasčių nenorime jų spausti spaustukais ar staliaus suole, nes nenorime rizikuoti, pažeisti jų paviršiaus arba mums reikia tolygaus spaudimo. Šis spaudimo metodas yra idealus, pavyzdžiui, profiliuotų virtuvės durelių folijavimui ar faneravimui. Galime padėti, išspausdami perteklinį orą. Galiausiai patikriname briaunų tarpusavio padėtį ir galime įjungti Vakufit. Apie tai, kad Vakufis spaudimas turi pakankamai jėgos, liudija ir klijai, kurie taip išspaudžiami iš sujungimo. Ir galiausiai dar viena puikiai žinia. Vakuuminio tvirtinimo sistemos dažniausiai buvo prieinamos tik pramonės įmonėms arba profesionalioms dirbtuvėms. Vakufit sistema yra skirta visiems, todėl tinka net ir mėgėjiškoms dirbtuvėms. Jei nuspręsite savo dirbtuvėse išplėsti tvirtinimo galimybės vakuuminę sistemą, su Vakufit tikrai neapsiriksite. Atsisveikinu su jumis šūkiu tvirtinimui sėkmės. Laukiu jūsų kitame vaizdo įraše.